Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai turėjo vieną dieną daugiau laiko pasirengti visada didžiausią aistruolių ažiotažą keliančiai Lietuvos krepšinio lygos dvikovai su Kauno Žalgiriu. Vilniečiai šį trečiadienį grįžo iš Las Palmo patyrė nesėkmę, todėl rytdienos rungtynėse sieks įrodyti, kad tai atsitiktinumas. Žalgiris po eilinės nesėkmės Eurolygoje taip pat turi ką įrodyti gerbėjams. Be to intrigos neturėtų trūkti ir už aikštelės ribų. Dviejų draugų Gintaro Krapiko ar Antano Sireikos pasirinkta taktika bus pranašesnė. Išskirtinį susidomėjimą rungtynėms rodo ir lažybas propaguojantis sirgaliai. Tiesa, bukmekeriai pirmą kartą šių komandų akistatoje aiškių favoritų laiko Vilniaus klubą. Taip, aišku, šios varžybos pritraukia didesnį dėmesį žmonių negu bet kokios kitos eilinės varžybos, nes pirmiausia, Vilnius, Kaunas didžiausi miestai, daugiausia statančių žmonių, daugiausia besidominčių krepšinių žmonių. Žmonės eina į varžybas ir tai automatiškai padidina susidomėjimą. Per paskutinius kelis metus net neprisimenu, kad ant tiek ryškus favoritas būtų Lietuvos Rytas, nes santykis yra ryškiai pranašesnis, bet abi komandos šią savaitę pralaimėjo savo rungtynes Europos taurėse, tai Vilniečiai aišku turės aikštės pranašumą. Manau, kad šiam momentui mūsų bukmekeriai neklysta, bet parodys rungtynės rytoj. Abi stipriausios Lietuvos komandos nuo paskutinės dvikovos neteko žaidėjų. Lietuvos Ryto komandoje nebėra Matthew Nilseno, Žalgiryje Ratko Vardos. Kokios tai turės įtakos komandoms, sužinosime po rytdienos rungtynių Siemens arenoje. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.